Viso labo bilietas už 6 litus ir mažytis Ermitažas ar Luvras atsiveria jums prieš akis. Lietuvos dailės muziejaus Vakarų Europos tapybos rinkinyje yra per 300 kūrinių, supažindinančių su italų, ispanų, flamandų, olandų, austrų ir vokiečių tapybos mokyklomis, atspindinčių dailės stilių kaitą nuo renesanso iki romantizmo ir realizmo. Parodoje Europos dailė 16–19 amžiais pristatoma šios kolekcijos vertingiausioji dalis – 77 tapybos kūriniai. Peizažai, portretai, natiurmortai, scenos iš šventųjų gyvenimo eksponuojami Radvilų rūmuose. Kolekcijoje yra nemažai žinomų autorių, tai aišku, norisi pradėti minėti nuo seniausių, tai yra 16 amžiaus autoriai, tai yra ir renesanso atstovas, tai yra Kromonas tapytojas Antonijas Campi, yra jo manieristinės stilistikos dailininkų, tačiau labai gero Mikelandželo bičiulio Marcello Venusti darbas, nes nutapytas pagal paties jo mokytojo piešinį. Yra žinomų flamandų manieristų, Bartolomeo Sprangerio, Kornelio van Harlemų, yra puikių baroko epochos tapytojų, tai yra ir italas Lodovico Carracci, yra ispanas Skimenesas, Juanas Risi, daugybė tikrai žinomų autorių darbų, bet noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų mes dabar, šiais 20 amžiuje be abejo, pirmiausia dėmesį kreipiam į asmenybės, į autorius, individualumą. O mes dabar susidūrėm, čia pristatome senąją tapybą, kur iš tiesų yra labai svarbu ir tradicija, dailės mokykla. Iš tiesų kiekvienas kūrinys tai yra tikras paveldo, tikras kultūros klodas, nes tai yra tradicija perdama per daugelį amžių iš kartos į kartą. Tas meistrystės perdavimas, dėl to net kai kurie kūriniai yra kaip nežinoma autorių pas mus yra, bet kai jis žiūri, tikrai nenusileidžia nei vienam ir žinomų autorių kūriniui. Parodos kuratorė atkreipė dėmesį, kad apsilankimas parodoje tai ne tik puikia proga pasigrožėti senąją Vakarų Europos tapybą, bet ir galimybė pastudijuoti meno istoriją. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų čia galima ateiti į šitą parodą, pastudijuoti dailės istoriją, sakau, ne tik tai skirtingų tapybos mokyklų, skirtingų stilistikos, skirtingų žanrų, nes iš tiesų čia pristatomi visi dailės žanrai, tai yra ir religinė, ir mitologinė tapyba, ir peizažas, ir portretas, batalinės kompozicijos su visom savo atmainom. Tai yra tokia, kur tikrai, man atrodo, gali ateiti ir pasigėrėti, ir trupučiuką pastudijuoti, kas tai yra ta klasikinės dailės tradicija, paveldas, jos raida. Vakarų Europos dailininkų paveikslų būta ne viename Lietuvos dvare. Menu besidomintis aristokratai buvo sukaupę ištisas Vakarų Europos tapybos kolekcijas. Vertingus tapybos rinkinius turėjo Radvilos biržuose ir Vilniuje, Tyzenhauzai Rokiškyje, Juozas Tiškevičius Astravo dvare. Deja, karų ir politinių neramumų metai šios kolekcijos buvo išblaškytos, į Lietuvos muziejus pateko tik jų fragmentai. Kiekvienas iš šitų kūrinių be abejo turi savo istoriją, kadangi jie visi yra sukurti ne Lietuvoje, ne čia, visi yra atvežti ir šie kūriniai atkeliaudavo be abejo su mūsų diduomenė, su didikais, kurie nuo 16 amžiaus, ar net anksčiau buvo tokia tradicija, kad savo išsilavinimą jie tęsdavo užsienio geriausiose užsienio universitetuose. Ten be abejo plačiau supažindavo su Europos kultūra ir tame tarpe ir su daile. Daugelis jų tenais ir užsakydavo kūrinius, kai kas tik portretus, o kai kas ir kažkokias ir istorinės kompozicijas, ar kažką savo atminimus, sakysim, ten antikinės Romos vaizdų kažką parsiveždavo. Tačiau buvo tokių žmonių, kurie iš tiesų sukaupdavo ištiskas dailės kolekcijas, kaupė kiek pagal savo skonį, tačiau be abejo turėdavo ir patarėjų, kurie jau profesionaliai norėjo tokias reikšmingesnės, tai turėdavo agentus, kurie jiems padėdavo išsirinkti, kuriuos padėdavo netgi pačių dailininkų dirbtuvę. Siekdamas, kad kuo daugiau žmonių apžiūrėtų kūrinius bei apskritai domėtųsi meno istorija, muziejus Vakarų Europos menininkų darbus eksponuoja ir internete. Lietuvos dailės muziejaus svetainėje www.ldm.lt.